Už manęs Aston Martin DBX 707, greičiausias serijinis visureigis. Einam pasižiūrėsim. 4 litrai V8 su turbina, 3,3 sekundės iki 100 km/h. Iš priekio visur didelės grotelės, spoileriukai, 23 colių ratlankiai. Labai akį traukia ir galinė dalis, viršutinis spoileris ir galinė lūpa. Dabar einam pasižiūrėsim, kas gero yra salone. Langas atsidaro štai taip berėmą ir pasižiūrėkite, čia yra dvigubas stiklas. Pažiūrime variklį, žinoma, kad pažiūrim, o kur atsidaro, oho, o kaip atidaryti kapotą. Vienas įdomus dalykas, angliška mašina, nors ir su vairu kairiai pusė, bet kapoto atidarimas yra keleivio vietoje. Gerai, pasižiūrim, kur jisai yra. Štai raudonas daiktas. Tiesos akimirka, be išnykstantis V8 variklis. Štai. Hand built in Great Britain. Pažiūrėkit, kaip pasikelia priekinis kapotas, netgi su dalimis sparno. Tikrai plati vieta prieimui ir akį labiausiai traukia šitas užrašas. 4 litrai, twin turbo V8. Žinoma, kad geros kokybės oda ir geros kokybės apdailos medžiagos, normalaus dydžio vairuotojo displėjus ir puikus centrinis displėjus. Žemiau bevėlis telefono įkrovimas, o čia pagrindinis valdymas. Kai kurių mygtukų dabar nesimato, bet kai užvedi mašiną, šie mygtukai įsijungia, kas gali išlaukti neužkūrę šitos mašinos. Visiškai centre esantis mygtukas, spaudžiam start, o gale girdisi neapsakomo gražumo melodija. Šitas mygtukas man labai patinka, kuris padidina išmetimo garsą. Čia yra amortizatorių standumas, automatinės start-stop išjungimas ir visi kiti mygtukai jau įprasti mums ir žinomi. Žinoma, čia persijungia pavaros, galima paspausti manual, tada valdymas vyksta šitom rankenėlėm ant vairo. Galiu pasakyti, kad labai malonus lietimui jautrus mygtukas čionais ir suktukas čionais. Jie, man atrodo, yra pasiskolinti iš Mercedeso, nes net ir posūkių ir valytuvų rankenėlė yra tokia panaši kaip Mercedeso. Salonas tviska prabanga, štai kolonėlės Bowers & Wilkins, tai čia ir čia. Einam pasižiūrėsim, kas gero gale. Gale vietos yra pakankamai daug. Tai tokia įtariu karboninė apdaila. Įprastas galui klimato valdymas. Ir kaip visuomet man labai patinkantis stiklinis stogas. Atsidaro štai toks porankis su gertuvių dėklais. O čia keleivių palubėje dar yra kelios kolonėlės. Čia atrodo, kad rankų darbo odiniai laikikliai pasilaikyti važiuojant. Ta pati galiu pasakyti ir apie šitos saulės uždangalus. Jie yra tokie gražus odiniai su štai tokiu jaukiu veidrodėliu. Žinoma, kad labai įdomu, kiek yra vietos bagažinėje. Susirandame kažkur tai mygtuką, atsidaro bagažinė štai taip su visu storąja dalimi šitą. Aišku, vietos yra sočiai. Čia mes galime šiek tiek nuleisti arba pakelti mašiną. Čia mes galime elektriniu būdu nuleisti sėdynes ir susilankstyti ir vežti kažkokį tai krovinį. Po grindimis štai yra toksai atsarginis ratas ir labai neįprasta palangė, kuri nesusilanksto, o tiesiog kažkaip taip išsiema. Daug šypsenų ir emocijų kelianti mašina, vien tik tai ją pavairuoti ir paklausyti jos garso reiškia labai daug.